Galėsi rėkti. Ok. Suliukam. Galėsi sakyti, skrendam. Gerai, turėsi garsiai rėkti. Ką? Galėsim atsiskalti ranką tyriai. Taip, galėsim, aš tau parodysiu, kada galėsim. Ten reikės laikytis tik tai, kaip laikysitės. Jūs, ten yra tokie geležiukai viršui, tai iki tų geležiukų reikia laikytis. Iki tų geležiukų. Žemiau. Tai gerai, gerai. Tai mums po to įrašysis. Kam tau reikia ten ant kalimo fotoaparatą? Ką? Aš filmuosiu ir tu Benai galėsi rėkauti. Dabar žiūrėkit, parašiutą kaip pakels. Tokia valy čia va ištraukė. Žiūrėk, dabar iškels. Čia va įtempia per šitą. Ne, nukris nebėra. Ten yra tvora, ne taip sakė. Kur tvora? Ne, nėra ten tvoros, ten jie taip įpratę. Nėra jokios sėdynės, man sakau, ant šitų sėdėsit jūs. Ir jos kaip uždės, jūs biškį jos žemyn pasitraukit, kad per blauzdas būtų. Va šitos, va šitie va. Va šitie va. Jo. Va šitie, kad būtų ne po užpakaliu, kad tu neįslystum, o po va čia va, šitoj vietoj. Nu tave taip ir pakabins, nebijau. O kam reikia didysę didinėlę? Nu tai, kad tave laikytų. Nu, nenukrisi, nebijau. Jo. O kam močiutei nereikia? Tai močiutė po to skris. Ar mes su vaiku laivu skreisim į vaikų? Nu jo, laivas irgi skris į viršų, o kas tada temps jūroje? Vienas pasiliks iš jų ir plauks ir temps mumis, taip? Su kojom dar. Nieko, čia prikabinsiu šitų tave. Viskas čia gerai, nebijau. Taip mes nebūsim žemyn gal. Jo, taip aukštai bus. Taip mes nebūsim Ne, mes būsim normaliai. Iš viso 10 minučių su pakelimu, su nuleidimu 10 minučių. Va dabar žiūrėk, duos gazo, žiūrėk, ir atleiso vieną tokią šniūrą tas dėdė, kur laiko, ir pakels iškart parašyti. Jūs pamatysit, kaip mes su Benu darom ir tada, va dabar prieš vėją atsistoja. Ir dabar žiūrėk, opa, ir... Ateik čia, Benai. Sėsk. Ateik čia, sėsk. Ranka čia. Ok. Yes, I know. Benai, ranka čia. Čia laikyk. Ir čia laikykis, va čia. Nu, skrendam. 1, 2, 3. Važiuojam, jau mane kelia, tai ir tave pakels. Į kosmosą! Ar gali pamojuot? Į jūrą plaukiam, nu? Ne, mes nepamerksim kojų, Benai. Dėl to, kad mes dviese, taip negalima dviese. Kaip tėtė vienas skrenda, tada galim. O dabar tu gali geriau papasakot visiems, kur tu esi. Garsiai gali rėkti, tu sakai rėksi, kai pakilsi. Iškelsi rankas ir rėksi. Iškelk rankas ir rėksi. Laikykis dabar čia. Ne, už tų va šitų, ne už geležiukų. Ok. Žiūrėk mano kojos. Aš dabar Kad mes negiliai, Benai. Mes ne aukštai dar visai, mes žiūrėk palei pat vandenį. Bet čia jūra labai gili. Taip, čia gili ir čia po to prie kranto, jeigu mes plauksim, taip medūzas matysis. O dabar mumis dar, žinok, tik tai išvinioja, o po to kels aukštyn. Dabar tai mes visai dar ne aukštai. Mes dar ne kaip paukščiai. Aš reikia būti taip aukštai, kaip į paukštai skrenda. Taip, mes dabar va kilsim, aš dabar į vieną pusę filmuosiu, į jūrą. O tu galėsi sukti mane? Jie mūsų negirdi. Jo, jie negirdi, o tu gali atsisukti mane?
Biški. Kada. A, kaip kutena. O kodėl taip giliai jūra? Jūra? Nu, aš nežinau. O tau patinka būt paukščiu, ar ne? Taip. Man irgi patinka. Mes kaip paukščiai galim pamosuot kojom, va taip va. Tai pamosuok kojom. Nu, parodyk, kad tu esi paukštis, nu. Ir gali sparnais pamosuot. Taip, gali, jo, va taip va būdų sparnais mosuojam. Dabar laikykis. Nu, žiūrėk, dabar mumis dar jau aukštai iškėlė. O, dar aukštyn. Ir dabar žiūrėk, jeigu tu pasisuksi į dešinę pusę, tai matysi mūsų viešą. Tai mes ten kaip plaukiam sėdėjom ant suoliuko, o dabar sėdėm viršuj. O kam laikant tokius šniūrus? Nu, tai jie laiko su šito šniūru mumis. O dabar žiūrėk mūsų viešbutis, matai va tenais va? Ne, tas kur bokštas, o tas kur po dešinę nuo bokšto mūsų viešbutis. Taip, tenai. O dabar mes atsisukę į viešbutį, viską matom. O, dar aukštyn pakyla. Ko nematom? Medūzą, jeigu prie kranto priplauksim, ten arčiau matysim medūzas tada. O tau patinka? Dėl to, kad saulutė šviečia. O pažiūrėk, ten laukai kokie geltoni, matai? Ten žinai, kas bulvės, benai? Bulvės žydi. Jokauju, ne bulvės, ten rapsai. Dėl to, kad rapsai tokia geltona spalva. Rapsai yra tokie augaliukai. Tu geriau pasižiūrėk, matai, kokie ten kalnai toli. Matai? Matai, kaip mes aukštai pakėlam, viskas jau mumis traukia atgal. Na, aš jau jaučiu, kad mumis pradėjo traukti atgal. Jau dabar mes žemyn pabiškį, jau apžiūrėjom visą dangų. Patiko? Medūzų, jeigu prie kranto priplauks, aš nežinau, vakar buvo vėjas, tai buvo medūzos. Kas buvo viena? Jo. O pažiūrėk, ten tas miestelis, kur mes buvom, kur lazerį pirko, matai, iš aukštai matosi. Ten, kur tie balti namukai, matai, va ten, va, prie kranto. Jūs ten buvote irgi nusileidę su močiute, va ten, va, balti namukai, matai? Va ten, va. Už to, matai, kur su tokiais apvaliais stogais, tas namas. Ir ten toliau yra tie balti tokie namukai, matai? Su mėlynu. Va, viskas, dabar žiūrėk, mes žemyn. Paplojam kojam. 1, 2. Ne, dėl to, kad mes per sunkus dviesi. O dabar mes paplot turėsim, ne? Paplojam? Jėgelė? Man atrodo, kad čia yra daug geriau negu su tuo dideliu ratu suktis aplinkui, taip? Nu, kai būna velnio ratas tas vadinamas, kur ratus suka. O, žiūrėk, gal mumis net ir pamirkys kojas? Nors ne. Man atrodo, jisai nepamirkys, mūsų prieš vėją atsuko. Va, žiūrėk, dėdė fotkina mumis, pamajok dar. Iškelk abidvi rankas, va taip. Į šonus įstiesk rankas. Ir dar po to, kai būsim arti. Žiūrėk, kojas įberkiam. Įberkiam. Nu, davė mums pamirkyt kojas, dėdė šaunuolį. Nu, čia labai sunku duoti tai pamirkyti. Jis turi būti labai protingas, kad mums leistų tai padaryti. Dabar gali išties rankas iš šonus, išties, o taip. O dabar laikykis. Dabar mes atsisėsim ant mano kojų, tu atsisėsi ant manęs, gerai? Ir tada tave atkabins pirmą, tu eisi tenais ir tada aš atbėgsiu, gerai? Ir tada sesės tai. Eik. Eik. Bėg.
Ne, jos tikrai dviese.